O, štai ir pavasaris atėjo, ir saulutė pakilo, ir debesėliai, ir šiaip miškelis žaliuoja. Kaip faina, kad šiais laikais kiekvienas miško gyventojas gali viskuo apsirūpinti miške. O ką yra? Labą dieną. Labą. Ja, jau diena? O, tu plėt, taigi manęs jau laukia pavasaris. Koks pavasaris? Pavasaris jau čia. Jau, Išsimiegojote? Kaip matau, kol mėgojau, kažkas nuknyso mano koją. Bet taigi miške kalbama yra pilna visokių gėrybių. Taip. Tai Yra pora pas mus taškų, pora vietelių, prisimenu dar nuo užpernykščio pavasariaus. Kažkur buvo. Žinokit, humanui būčiau palikęs kokius 3 litus. 3,50. Miške gali visko gauti nemokamai. Kaip Google. apsirūpinti. Aha, taip, įdomu. Tai jis man nuplikė. Gal galit papasakoti daugiau? Šitą atsimenu, kažkas buvo numetęs užpernai, bet tada labai purvina buvo. Nieko, per žiemą pakabojo, išsiplovė. Ko meškinui miške prireikti gali dar? Medaus. Alaus, teisingai. Medaus. Jūs turbūt iš miesto atvažiavo. Taip, aš asfalto vaikas. Asfalto pas mus nėra. Ačiū Dievui. Bet yra plytos. Tokios pusiau padalytos. Patogiau nešiot lengviau. Galima išsimūryti savo, pavyzdžiui, urvą. Bet labai tingiu šį pavasarį. Kažkaip pavasarį užsiimt darbais. Gal parūkom. Ant tų žodžių. Miškas bunda. Visur grožis, visur gerybės ir paliksiu kitam kolegai. Darom. Gal ugnelis turit? Ne, nerūkau. Čia kažkaip filtro papridaliot. Matau, kiti kolegos dar nepabūdė, tai nieks su manęs nepasiūlys. Taigi mes miške. Ko ieškot? Ugnies. Kur ugnies? Kur nors turėtų būti. Negali būti. O, geras. Va ten turbūt. Klausykit, ponia. Aš jau perpratu sistemą. Jūs jau pasidarot miškinę? Ne, aš negaliu, aš su kablais. Gal kitam pravers. Mažikas. Nu, tarkim. Jau tas kvapas, jau tas pavasarinis. Kaip gražu miške. Miškas neužsidegs? Retorinis klausimas. Čia maždaug prasideda rinkimai ir svarsto, išrinks, neišrinks. Čia panašiai. Gal užsidegs, gal ne. Užsidegs, anksčiau vasarą ateis. Ir gaisrininkai. Gaisrininkai irgi ką nors miške paliks. Pavyzdžiui, pernai paliko padangą. Vis šis tas. Atrodytų nieko tokio. Kam ta padanga? Bet, įsivaizduokit. Užsimanot jūs, pavyzdžiui, atsisėst su savo froilin ir atsigert alaus. Kur atsisėst? Ant žolės gi nesėsi, dar šlapia.
ant padangos ir dar žiūrėkit, pastebėkit, padanga yra Agisarek M+S. Nu, turbūt nereik versti šitų raidžių. Jam ir jai. Kaip matot, lygiai vietos užtenka. Kažko tai trūksta. Trūksta ponios ir alaus. Atsisėdau atsigert, vadinasi, pamėgot. Alaus. Žinokit, miške galima rasti labai daug buvusių svečių. O taipogi miškas labai jisai derlingas ir dėkingas. Ką čia radot? Užderėjo. Pernai kažkada tais gegužės pradžioj tik tais prinoko, šiemet jau žiūriu anksčiau. Kažkom reikėtų atkimšti, tik tais neturiu, dėja po žiemos taipogi ir dingsta daug daiktų, ne tik atsiranda, kažkom reikėtų. Bet miškas, mūsų žalias draugas, maksimui tokio nenusipirksit, o čia gaunat už dyką. Kiek mokėjot, tiek ir gavot. Bet čia iš kinietiško miško. Kinietiškas miškas? Bet tauras tikras švyturio draugas. Aš jums nedelsdamas tą ir įrodysiu. Aš netgi leisiu savo palikti. Kitais metais atsibūsiu, galvoju, gal pravers, jeigu kas nepaims. Nu, aš kaip tikras miško gyventojas iš butulio gert negaliu. Reikėtų man kažką tai įsipilti. Vienkartinės stiklinės, labai paplitusios miške. Ir pastebėkit, jinai biški murzinoka, bet jos čia iš tikrųjų yra dvi. Viena už kitą murzinesnė. Nu, aš kaip tikras džentelmenas jums iš tokios negaliu pasiūlyti išgerti. Einam toliau. Miškas platus. Prašom. Sliekai irgi žmonės. Tai prie mūsų to, šitos va padangos grįžtant. Už jūsų brangieji šiukšlės. Be jų mes miško gyventojai nebūtume nei išgyvenę, nei pabūdę iš miegų iš tikrųjų. Taip ir būtume pramiegoję visą pavasarį ir sezoną ir netgi Jozuko, už Jozuką, nebūtume pamatę naujos kolekcijos. O dabar pažiūrėkit, kiek aplink visko. Ir miškas viską dalina nemokamai.